The next step, solvent adhesive. Dabar apie polimerizacijos klijus jau baigta, dabar apie klijus tirpiklio pagrindu. This group is smaller, it's only for extruded material, not for cast. Ir čia šitie klijai naudojami tik tai ekstruzijos būdu gautoms medžiagoms. So the definition of solvent adhesive. Solvent adhesive are composed of different mixtures. So these mixtures dissolve the molecular change in contact with plexiglass. Therefore, the chains are able to catching together with each other. The solvent evaporation or diffusing the material after joining the catching molecular chains contract together. The blade is joined. This is the definition. Na, labai trumpai apie patį apibrėžimą, tai klijai tirpiklio pagrindu iš tiesų reaguoja su plexiglas molekuliniu lygiu ir tada geriau tiesiog medžiaga sukimba, o tada po sudėjimo, sujungimo kartu tirpiklis išgaruoja arba išsisklaido ir tada susijungia jau medžiagos vėlgi molekuliniu lygiu ir gaunamas vientisas produktas. Good. So, these are all our solvent adhesive. We have on the left side solvent blend and solution adhesive. Taip, kairėje pusėje yra tirpiklis, o dešinėje pusėje yra kokie jo priedai. In this group here we have also two Agrifix, the one S107 and the one S106. Čia yra įrašyti du produktai, vienas S0107 ir 0106. We stop also this production. Šitie produktai irgi daugiau nebegaminami. We have additive inside which the government said it's not allowed to send it out. We looking after a new product. Mūsų vyriausybė pripažino, kad tokių produktų nebegalima platinti. Mes dabar kaip tik pasiūlysime rugpjūčio mėnesį šių metų pasiūlysime jiems pakaitalą. And the new Agrifix comes in around about August 2016 in our market. Ir šiais metais jau rinkoje pasirodys rugpjūčio mėnesį naujas produktas, kuris juos pakeis tos, kurie nebenaudoja. The name of the new Agrifix, here we have the old one 107, this the new one 127, and on this side 126. This is the new name of the new product. Ir nauji produktai 107 pasikeis į 127, o 106 pasikeis į 126. But it's not possible for you to order one of them here in the moment. Bet kol kas nei vienu iš tų naujų produktų užsakyti dėja negali. This group, they have a special kind of solvent inside. It's dichloromethane. It's a very aggressive solvent, but if you work with this kind of solvent, it's better to work with hand cloths. Šitas tirpiklis dichlorometanas yra labai efektyvus, bet čia jau rekomenduojama naudoti pirštines. The dichloromethane is not so good for our health. Nes tai iš tikrųjų dichlorometanas jau šiek tiek kenkia sveikatai. This is why we developed for many years ago other product without dichloromethane. Todėl mes prieš daugelį metų sukūrėme produktą, kuriame dichlorometano nėra. This is why we have the 117 and the 116. Agrifix 1S, 0117 ir 0116. Ten jau dichlorometano nėra. Okay. All this solvent adhesive be tried through evaporation and diffusion of the solvent in the material which is to be bonded. This is a physical curing. Ir dabar, kai sudarome tinkamą mišinį, tada vyksta garavimas, tirpiklis ištirpsta ir tada fiziškai susijungia medžiaga. So, I have here
three samples. Čia turiu Jums parodyti 3 pavyzdžius. I prepare extruded. Pirmiausia, ekstruzijos būdu. Cast and cast. Tai yra pusėje suliejimas ir liejimas, o viena dalis lieta, kita ekstruzijos būdu pagaminta. With the 117, the thin solvent-based glue. Ir naudojami tirpiklio pagrindu klijai 117. I use the dipping method to put the piece together. Dipping method. Panaudojau įmerkimo metodą. It was only a cutting edge. Dip in the solvent and put it together. And now I would like to destroy these pieces. Then you can see how strong or how big is the bond strength. Medžiaga buvo tiesiog nupjauta ir įmerkta į klijus. Dabar aš pabandysiu sunaikinti šitą produktą, pažiūrėsite, kokio lygio yra sukibimo jėga. I start with extruded material. Pirmiausia, produktas iš 2 ekstruzijos būdų pagamintų dalių. Galite apžiūrėti, kaip atrodo. The next, extruded cast. Tada viena dalis ekstruzijos būdų, kita išlieta. Open of that. And last not least, cast with cast. O dabar abi dalys išlietos. This breaks very easily. Ir paskutiniu atveju medžiaga lengviausiai sulūžo. It was made with this one 117. Nes į klijavimą panaudota medžiaga 117. Dipping method. Ir įmerkimo metodas. Yeah, here we have a small overview viscosity of the solvent adhesive. And here this we change in the next time. It's not possible to order. And here the bond strength was checked with extruded material, and here we have the data. You use the 117, you have 40 megapascal, anneal 45 megapascal. And for example, if you use the 107, it's now lesser as if you have the 117, 28 megapascal and 31 megapascal. Ir čia šito vietaliai palyginamas senas produktas 0107, kuris bus pakeistas birželio mėnesį, ir 0117. Ir matote, kad naujo produkto atveju yra net 45 MPa, o senų produkto atveju tai buvo 28 MPa arba 31, tai savybės pagerėjo. Why is it different, so big? What do you think? Kaip manote, dėl ko taip skiriasi šitos charakteristikos? This solvent, they have not enough time to stay longer time in the gluing area. He go very quick in the air. O taip ir todėl, kad tirpiklis nebuvo vietoje taip ilgai, kaip reikėjo, ir labai greitai patekdavo į orą, todėl poveikis būdavo mažesnis. And the 117, the solvent, they have more time to work inside the material, and this is why we have a better bond strength if you have the 117 as we use the 107. O tirpiklis 117 medžiagoje išlieka ilgiau, sukibimas dėl to yra geresnis. You see, we have on this side the 109. O dešinėje yra klijai 0109. And here in this area we have some viscosity. 0.8, it's like water, and the viscosity of the 109 is very high. Ir matote, klampumas palyginamas kairėje pusėje nuo 0,8, o 0109 atveju net siekia beveik 3,5 tūkstančio. The 109 was in the past developed for the sign maker industry. Sign maker.
SignMaker, another word for SignMaker, Reklame, Leuchtreklame, light illuminated. Čia šitas 0109 iš tikrųjų buvo sukurtas naudoti reklamus ir tiek kitus gaminti ženklus ir plakatus. SignMaker means you have a white translucent material and in the front you cut it by a router machine or a laser machine, such letter, and then you put it on the white material and go with a 109 around. The advantage, if you work with a 109, you flow not behind the letter. And when the light comes through, you see no shadows. Ir šituo atveju 0109 galima paimamas baltas paviršius ir ant jo klijuojamos raidės ir dėl savo didelio klampumo klijai visiškai nenubėga į apačią ir apšvietus iš galo nesimato jokių likučių ir nešvarumų. So maybe it's good enough. It's difficult to see. Here we have this was made with a 116 and this was made with a 109, but you see here some dispersion, some marks, some bubbles. This is what I mean. The Acryfix 116 flow inside and the 109 stable around. This is the advantage of this product. So now the first method, the capillary method, with in combination with the 117. Dabar aptarsiu klijavimo kapiliariniu metodu naudojant Acryfix 117. So capillary method, it's normally very easy to handle. Here I have a plexiglass sheet, a multi-skin sheet. I put both pieces together. Čia naudojama sudėtinga geometrija, sudedami abu klijuojami daiktai. And then I use a pipette or needle or such a piece pick. Paimu arba švirkštą, arba adatą, arba pipetę. Piece pick. Netgi tinka toksai dantų krapštukas. So and now I start from one corner and let it flow. Ir pradedu iš vieno kampo ir matau, kaip klijai gražiai pasiskirsto. And he flow from one side to the other side. This is a big advantage if you see the 107. The 107 they stop very easily. Čia yra pagerinimas smarkus, nes 117 viso paviršiaus nebeužpildytų, o čia pasiskirsto gražiai per visą darbinį paviršių. The solvent-based glue, like the 117, it's normally only for thin material. If you have a big material, and you want to, well, you work with a 117, you have maybe a lot of bubbles after curing. Because thin material, it's normally no problem, or for colored material you can also use it. But if you have a clear material and you need a quality without bubbles, then you have to change the Acryfix. You need the 2 or 1 compound polymerization. Ir iš tiesų šitie klijai 117 tinkami naudoti, jeigu yra plona klijuojama medžiaga arba spalvota, nes pasirinkus storesnę medžiagą jau susidarys burbuliukų. Ir tuomet reikės naudoti polimerizacinius priedus.
kitaip burbuliukų neišvengsime. So, this is a very easy method. Taigi viskas vyksta labai paprastai ir nesudėtingai. The next one is a dipping method. We have here glass sheet. Plexiglass. Dabar parodysiu, kaip klijuojama įmirkimo metodu. Plexiglass. Stripe, for example. Paruošiama plokštelė, nuimama plėvelė. Now I need a small line. Dabar man reikės nubrėžti nedidelę liniją klijais. And put the cutting edge inside the Acryfix. Ir nupjauta plokštelės pusė įmerkiama į ten, kur uždėjome klijus. You can also use such a wire, it's also a possibility. Galima dar įdėti plieninę juostelę čia. And now you have to wait round about 40 up to 60 seconds. Dabar reikės palaukti iki 1 minutės. Then you take the stripe out. Tada and plokštelę paimame. place this together and that's all. Ir padedame ten, kur mums reikia. Ir viskas. The next one is to work with a 116. The 116. It's also very easy to handle it. Kitas būdas yra panaudoti klijus 116. You know, this Acryfix, it's more viscosity. You see the difference? 116 klijų palampumas didesnis. It's also possible to mix this both together. Kaip galima abu šituos if you like. ir sumaišyti. And the best way to work directly with the Acryfix on the edge. It's not a good way to dip the sheet or the edge inside the Acryfix 116. Better way to work with such a needle. It's very helpful to find the right way. 116 produktą sunkiau pamirkyti, tiesiog galima perbraukti, apeiti klijuojamą kraštą ir paskui priklijuoti, padėti ten, kur mums reikalinga. Place the two pieces together and that's it. But the difference from this and this one you have is a pullover here. It's a polymer, it's not possible for them to go in the air. And here you see nothing. Kai matote, viršutinė plokštelė priklijuota be klijų pertekliaus, o pačioje jau yra klijų pertekliaus susidaręs. So, please change. Here you see how it works with the needle with the 116.